burbulai ir srovėbimų. Yra va taip nespėjau, ko reikia permesti. Labas rytas, piensirbiai. Oi, mes čia užsiiminėjom, žinokit. Nauja tema. Starkis. Jau viskas, draudimas baigęs. Galima bus dėti. Jei kam įdomu, kaip tą aukšlę pagauti, tai ką žinau, kaip ją pagauti. Vienas dzikelis. Geriausia koks nedidelis upelis ir viskas. Meti bet kur. Ir lauki, o nežinau, srovės su jauku užsišert labai sunku, nes jį nuneši ir nueis ir aukštę kartu. Tai geriau be jauko, be nieko. Taip paprastai. Vienoje vietoje nėra, į kitą pereini, kitoje nėra, į kitą pereini. Principe, nežinau, kiek čia mums reikia pasigauti. Nežadam starkių priešenauti. Užteks kokių 15 aukšlyčių. Pakeisim truputį vietą. Stem per šakas. Čia vairuoju. Tai va tokia ta žuklė aukšlių. Vieta tokia. Kaip čia jums parodyti. Nueina burbulai ir srovė. Tai va toj vietoj labai gerai laikos. Aukšlę nuo dugno gaudau, nes čia taip reikia. Labai daug mazinų kibimų yra va taip užvertas. Dabar tiesiog paimsim tą patį dzikelį ir perversim išilgai. O šitai. Ir pagal faktą turi pasikeisti. Kaip iš tikrųjų bus, tai tuoj pamatysi. Net nekimba. Moment. Nu va. Vos nepamečiau. Tai tiek. Žinot, tą jausmą, kaip atlėkiai jau žinai, ką žvėjosi, fideriukai, dar kažkas, atvarai, pamatai ant kranto, prie kranto burbulus, plūdniai, plūdniai žuklė. Trikuojas 1,8 metro, čia 1,5 ir einu ir va šitai visą laikę kamerą, šliaužiu. Va. Šokam į tuflius. Pailsint kojas. Nėra patogus labai. Nu kaip, patogus. Bet kaip mes esam kroksų žmonės su tais greičio užlenkimais. Kartais išskrendam iš tapkių, žodžiu. Truputį keliamės į procedūrinį. Kažkaip čia pasistatom. Va. Tai dabar, pradžiai susidėliosiu tada. Žiūrėkit, čia ne jaukas, čia šitai vanduo žydi. Nu, įdomu, kiek tas žydėjimas čia įtakos turi. Kauno mariose per žydėjimus tai gaudo.
Kauno mariose, kai žydi, tai jis ir smirda. Čia dar ačiū Dievui, ne. Matyti, chemijos dar nėra gavęs. Jau plūdinę pabandysim pasišerti iš karto. Tobulai. Nepasiruošęs, nieko buvau. tą plodelę, belenkaip užsimečiau, va. Tik marcipaniuko keli gabaliukai ir viskas, važiuojam. Dedam į sietą nuotraukai, paskui aiškiau parodysiu ir gal jau apie tą plūdę laikas bus pakalbėti. Žinot, kur žemėse va šiti va dirviniai sliekai būna, tokie mes vadinam. Tie tokie pabalę. Tai va tokia ir avantūra buvo, kad aš dėjau vieną pabalusį, antrą, nu čia didesni jie, nors dėsiu. Ne, gerai bus. 2 tie ir vieną naktinuką, nedidelį naktinuką. Nu kaip, gaunas nemažai. Užmečiau stovėjau, kažką tik tai pasižiūrėjau, kažkaip įdomiai nerė. Dalėkiau ir yra. Pažiūrėsiu, kaip nufilmuot pavyko, nes čia nei graibšto, nei nieko nėra. Čia iš vis, kaip pasisekė ištraukti, žolės užkrito ant lynui ant akių ir aš čia, kai jau traukiu, jis negyvas. Lynas toks yra, kad jeigu gauna, va, kaip čia pasakyti, va, tarkim, gauna žolę ant akių, viskas, atsijungia. Na, ramiai, va, po lynuko dar porą. Metant iširo, bet kvapą vis tiek laikys. Jau šį kartą turim pasiruošę graibštą. Tokio lygio cirkų pats nesumatė. Šamas. Ant dirvinių sliekų, įsivaizduokit. Šamukas tai labai mažas čia. Iš karto nešam, paleidžiam, nes už tokį reiktų ir mašiną, ir butą dovanot. Va. Nu aišku, kaip įrodymas, neįrodymas, bet dirviniai. Ką daro dirviniai? Ir kaip antrą dienos aktyvus šamas. Kosmosas. Gal dėl to, kad apsiniaukė.
Jeigu ką žinot komentariuką, pliaukštelkit, kaip taip yra. O esmė kokia, sudėjau 6 dirvinius sliekus. Tai ten kuolas geras ir užmečiau ir palikau ir prieš tai tampydavo naktinis slieką. Dabar netasė niekas, tylu ramu buvo, galvoju, kai visada, kai mūsų nekiba. Pasirodo, kad čia tokie reikalai. Cirkai, žinokit, primišių kelio. Šamai ant plūdinių. Laidos pavadinimas Šamai ant plūdinių. Kosmosas. Čia aukščiausio lygio kosmosas. Ką aš čia išdarinėjau. Trijas jau reikės įrankių, bet pažiūrėkit. Kosmosas, Einu neštis atkabeklę kažką, nes šitas jau giliai. Neturiu komentarų. Taip sakant, pati žuvis sudėlioja savo, kurią ją gaudyt. Viskas. Tos boiliukai šalin. Mesim šaminį variantą. Pažiūrėsim, kas iš to gausis. Tai žodžiu, aš čia persidarau ir žiūrim toliau. Nespėju meškerių perdėliot, o šitoks plakis. Būna ir taip. 0,2 valo nulūpti neina. Žodžiu, įsigėdrino, išlindo saulė. Darosi karšta ant to saulės sėdėti, tai dabar užėjom į namuką. Žiūrim, kad mūsų šprotai gali neatlaikyti, bet gal anvytintos geriau. Kol kibimo nėra, degustuojam šoninę. Pralėkė britva. Tai žodžiu, kokie reikalai. Laukiam vakaro. Karštis, saulė žiūri. Jau įdegęs, perdegęs, čia nežinau. Esmė kokia. Surinkau boilinės, palikau starkinės šitą šaminę starkinės. Ir nieko, visiškai rūkau konkrečiai. Jeigu kam įdomu, su kokiais kabliais gaudau, tai parašykit komentarą. Žiūrėkit, kaip lova pasikloju. Normaliai. Čia tas, kur belenkiek daiktų ima. Tai žodžiu esmė. 3 starkinės. Ir su šitom 3 starkinėm viskas vakaroju. Turiu rezervę signalizatorių ir turiu rezervę plūdę. Tai aš tą plūdę paskui per bortą. Ir viskas. Bus 4 naktinės meškerės ir bus metamas posmas, va. Per tai 2 valandas reikia ir kuolus permest. Naujas pjaustymo būdas. Dabar va parodysiu, dėl ko reikia permest. Tai, žodžiu, kiekvienas dugne organizmas turi savo vietą. Vėžiai, ten visokie moliuskai. Tai jie naikina tokius dalykus, supuvusią žuvį ir panašiai. Tai mūsų va šitą masalą jie drapalina ir jis ten paskui nutoks. Žiūrėkit, pjaustyta juostelėm. Kaip idealiai gulės.
Lakiai žiaurūs. Bet va pastebėjau, meti į marcipanų užkapovo vietą, įmečiau tik naktinis lieka, iškart plakis. O jeigu va marcipaninę vietą įmeti dirvinis lieka, nieko, tylu. Tai galbūt jisai kaip neveikia kaip atraktantas, naktinis liekas vis tiek turi savo gleivę kažką. Ojo. Norėjau sakyt, pramazinau kibimą. Bet čia nepanašu į starkį, čia koks šlipsas nebent. Jo, į paviršių eina. Dar yra reikalų pakelt tokį nesąmonę. Toks mažas, o tiek daug sveria. Žodžiu, čia vėl įrankių reikės. Parodau, atkabinu. Už vieną tokį šamuką. Šiaip nežinau kokios baudos, bet žinau, kad jos galima imti tik tai nuo 7-5 com. Ir galima verti ne tik uodegas, bet ir stuburo kraštus. Tai šį kartą būtent tai ir pasiteisino. Tai ką mes darom tą patį ir metam atgal. Plūdnė jau matau eina iš šono. Ten jau geriau būčiau neištraukęs. Dar sugebėjau užmesti ant šakų. Va. Ant plūdinės. Šlipsas irgi eik. Šitas išvis legendinis. Net pabalęs. Ir kaip taisyklė plūdė važiuoja. Tai metam šlipsą, bėgam plūdės. Ant plūdės dar geriau. Lakiai atominiai. Reikėjo palaukti.
kaip starkiecas. Adrenalino, belė kiek. Buvau nuėjęs pagulėt, prisnaudžiau. Atsikeliu meškerė, važiuoja. Pašiaušė valą net. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Susimatom kitose laiduose. Nes baterijas 2%.